Labą vakarą visiems, katrie žiūri, katrie žiūrės. Iš esmės šiandien buvo labai graži diena laukia ir tam grožiui ir šventė kaip tik Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Kiekvienas mes ją švenčiam taip, kaip mes patys jaučiame, kaip turėtume švęsti tokią dieną. Ir yra kaip ir šventė mums visiems. Visi žinome, jog tai mūsų valstybė šventė. Dabar klausimas tik tai yra, tai bet su kuo norėčiau ir pasveikinti visus. Su ta Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Ir dabar jau toliau jau sveikinti nelabai yra su kuo, nes iš esmės mes matome tai, ką mes matome. Ar tikrai mes atkūrėme valstybę, ar tikrai jinai yra laisva ir demokratiška. Tai dabar, jeigu mes pakeisime pakeisime piemenį bandos, banda nuo to taps laisvesnė, tai pakeitus vieną piemenį į kitą piemenį, banda nebeliko, nebetapo laisva. Jinai kaip buvo, taip ir buvo banda. Toliau, kalbant apie tai, kad kas ta laisvė yra. Tai laisvė nėra daiktas, laisvė yra jausmas. Laisvė yra čia, o ne kažkas tai, ką pasidėsime ant stalo ar parsinešime namo. Laisvė tai, kada tu gali kalbėti drąsiai ir galvoti drąsiai tai, ką nori, o ne tai, ką tau liepia. Laisvė tai nebijoti turėti savo nuomonę ir ją išsakyti. Ir nebūsi už tai pasmerktų, ar nubaustų, ar įkalintų, ar ištrintų Facebook'e. Pavyzdžiui, tai yra laisvė. Ar mes turim tokią laisvę? Ar tikrai jaučiamės laisvi, kada išeina profesorius Vytautas Landsbergis į balkonėlį, jau 33 metai, kaip jisai ten išeina, ir skleidžia savo demagogijas. Bet šį kartą pasisakymas buvo ganėtinai įdomus. Gal neatkreipėt dėmesio, gal atkreipėt, kaip gerai, kad nebeliko tų, kurie nenori, kad kiti kažką išgirstų. Taip, tik tai nebeliko jų dėl ko. Todėl, kad visi turi klausytis tik Landsbergio, jo? O kitų klausytis nereikia. Čia yra laisvė, ar čia yra laisvė tik Landsbergiui? O visiems kitiems, kaip Vytautai? Ar yra visiems kitiems laisvė? Ar yra laisvė, sakykime, žmonėms, kurie mano ne taip, kaip tu liepi ir ne taip, kaip tu nori, kad manytų? Tai yra laisvė? Ar tai yra, gal tą laisvę reikėtų vadinti Landsbergio laisvė, Landsbergio demokratija, o ne valstybės laisvė ir ne valstybės demokratija? Landsbergis tai nėra valstybė. Tai yra vienas žmogus. Nes šiandien labai įdomiai klausiau tokį pasisakymų žmogaus, kur kaip mes save identifikuojam. Tai taip, jo, tai labai priklauso nuo to, kaip ir su mumis elgesi. Jeigu mes, pirmiausiai nereikia pamiršti, jog mes esam žmonės ir tiek vyrai, tiek moterys, tiek vaikai, senjorai, neturi reikšmės. Tai yra, nusako lytį, nusako amžių ar ne, bet tai yra pirmiausia, mes esam žmonės, po to mes esam vyrai ar žmonos, toliau mes esame kažkokios tai srities specialistai, toliau mes esame pareigūnai arba kažkokias pareigas užimantys asmenys, vadovai ar tarnautojai, toliau esame kaip ir, kažkokie tai, ar tai sportininkai, ar tai muzikantai, ar tai dailininkai. Bet tai yra, apibūdinantis mūsų išsireiškimai. Bet ar mes esame kažkokie tai asmenys? Taip, kaip piliečiai, mes esame šios valstybės gyventojai, piliečiai, kurie, kaip ir pilienai. Tai kaip ir Landsbergis šioje vietoje teisingai pasakė. Bet kas yra asmenys tokiu atveju? Asmuo, kuris daiktas ar kaip? Nes žmogus tai kaip ir yra žmogus, o ne kažkoks tai asmuo. Juridinis asmuo, pavyzdžiui, fizinis asmuo. Tai kas tai yra juridinis asmuo? Pastatas?
tai daiktas, ar ne? Ar tai yra kažkoks tai, gyvas? Jeigu mes prilyginame žmogų, gyvą žmogų, kažkokiam tai mitiniam asmeniui, kaip irgi, kurį pavadinam juridiniu asmeniu, tai ir tikrai tai yra asmuo. Asmuo turi tokį dalyką kaip kodą. Identifikacinį kodą, kuris kaip ir, jeigu pažiūrėsit į karves, kurios su auskarais vaikšto, ar ne, tai jos turi irgi. Bet jų nevadina kažkaip tai daiktų kažkokio, tai aš net nežinau kažkokį pavadinimą sugalvos. Karvė yra karvė, nesvarbu, ar jinai turi tą identifikacinį kodą ar neturi, jinai yra karvė. Tai žmogus yra žmogus, nepriklausomai ar jis turi tą identifikacinį kodą ar ne, bet jis yra žmogus, o ne kažkoks tai daiktas ar kūrinys ar net nežinau su ko palyginti, kuris pavadintas yra asmeniu. Tai nėra nei... Vat tada prieš asmenį ir prasideda visai kiti dalykai. O mes visi jau tikriausiai pamiršome, kad esam žmonės. Ir tuo labiau dar ir laisvi, kaip mums sako. Tai laisvi mes teikti savo nuomonę, pasakyti, turėti ją, tą nuomonę ir išsakyti. O kaip čia suprast tą laisvę, kada jinai mums... Mes laisvi, pavyzdžiui, žiūrėti televiziją, kokią norim. Ar tik tai tą, kurią mums leidžia. Mes laisvi skaityti spaudą, kurią norim, ar tik tai tą, kurią mums leidžia. Mes laisvi pasirinkti informacijos šaltinį, ar tik tai tą, kurį mums leidžia. Nėra tos laisvės. Tai čia apie ką mes kalbam, kada mums pasako, kad jūs per kvaili suprasti informaciją ir mes jums nuspręsime, ką jums skaityti, ką jums žiūrėti, kas yra tiesa, kas ne, kas yra melagienos, o kas yra tiesa. Tai kaip čia taip? Tai kur čia ta laisvė? Tai laisvė būti kažkieno vergu? Ar ne taip, Vytautai? Ar aš kažką ne taip supratau? Buvo tas minėjimas Vilniuje, kiek mačiau LRT transliavo. Įdėsiu gabaliukus video, parodysiu. Šioje laisvėje tai, ką matom, labai skiriasi nuo to, kas sakoma. Tai arba kažkas tai sakoma negerai, arba kažkas tai rodoma yra negerai. Ir tai, tas derinys, kada tai, ką matom, išsiskiria nuo to, kas sakoma, tai jau nebėra laisvė. Kalbant apie tai, kas šiandien dar nutiko, tai Navalno mirtis. Dabar išeina Landsbergis ir sako, kad tenais yra blogis, banditai, kraugeriai ir taip toliau. Nes Navalnas įkalintas. O dabar priminsiu, o kaip pas mus? Navalnas įkalintas už ką? Tai tikriausiai už tos pačius finansinius dalykus, ar ne? Kaip ir Antanas Kandrotas. Įkalintas už tos pačius finansinius dalykus. Nei ten, nei čia nėra pasakyta, jog įkalinta už tai, kad laisvoje valstybėje žmogus kitaip mąstė. Bet tikslas toks – patraukti tuos kitaip mąstančius, nes pats Landsbergis užlipęs į balkonėlį pasisako, kad kaip gerai, kad nėra tų, kurie jam trukdytų kalbėti. Nes kalbėti mūsų laisvėje turi teisę tik Landsbergis. Ir visi turi be išlygų paklusti, išgirsti ir daryti tik tai taip, kaip pasakė Landsbergis. Nes jeigu darysi kitaip, tau atsitiks taip, kaip atsitiko Navalnui. Jo labiau mes turim savo Lietuvoje žmogų, kuris už tai, kad kalbėjo ne tai, kaip Landsbergiui reikia, yra įkalintas. Čia klausimų jau niekam nekyla. Tai čia yra laisvė, Vytautai, profesoriau. Beje, dėl to profesoriaus. A kaip tapote tamsta profesorium? Tikriausiai dar Rusijoje. Tai pasak to, kaip dabar vyksta visas naratyvas yra, kad viskas, kas rusiškai yra blogai, tai ar nebūtų laikas jau paimti ir atsisakyti to savo profesoriaus statuso? Nes profesorium tapai Rusijoje. Tai viskas, kas rusiškai yra blogai. Tai koks tu profesorius? Tu net nešaltkalvis šiandienos Lietuvoje. Nes viskas, kas rusiškai yra blogai. Tai va šioje vietoje reikėjo labai gerai pagalvoti, ar tikrai viskas, kas rusiškai yra blogai, ar tik tai viskas, kas rusiška, bet kas nereikalinga Landsbergiui yra blogai. Nes Landsbergiui kažkaip tai nepasidarė blogai jo profesoriaus statusas, kurį jisai įgijo Rusijoje. Tai ar ne taip aš kažką tai čia praleidau? Maždaug taip turėtų gautis. Ir pažiūrėsim, įkelsiu video ir pažiūrėsim toliau apie ką reiškia, kai žodžiai skiriasi nuo vaizdo. Tai toksai bus pastebėjimas. Žodį tars
Pirmasis nepriklausomos Lietuvos vadovas profesorius Vytautas Landsbergis. Na va, matėt video, tai pažiūrėkit dar kartą, atkreipkite dėmesį ypatingai į tai ne tik, kad ploja, bet ir į žmonių lūpas, ar bent vienas šaukia ką nors, ar bent vienas šaukia žodį bravo, ar ačiū, ar dar kažką, nes šaukti gėdą, tai tikriausiai už tai būtų baudžiama. Na tai klausimėlis toks, jeigu jau pastebėt, kad šaukiančių balsų bravo ar kitokius garsus nesimato vaizde. Tada klausimas, kas šaukia. Ar šaukia kolonėlis ir įrašytas garsas? Nu, tada turėtų būti gėda. Bet matot žmonės, kaip yra. Jūs susirinkote lyg ir šventę švęsti, bet gavotės kaip minia, kuri garbina Vytautą Landsbergį. Jums net neleido kalbėti tai, ką jūs iš tikrųjų norite, nes jūsų garsą įgarsino. Tai jūs dar vis laisvi? Nu, reiktų pagalvoti apie šitą dalyką. Ar tikrai vis dar esat laisvi, nes kaip ir laisvė yra tai kalbėti ir pasakyti tai, ką nori, o ne tai, ką liepia, o dar blogiau būti įgarsintų. Dar yra labai pastebėjimas geras dėl tos, kaip sakau, banda, jog pakeitus bandai piemenį, banda laisvesnė netampa. Tai banda, aš paminėjau žodį ne šiaip savo, nes ne visuomenė, o būtent banda. Kaip sako pats profesorius Vytautas Landsbergis, gyvulėliai. Galbūt ne visi, gal tarp tų gyvulėlių yra ir kitų, kurių nebūtinai reiktų sudeginti ant laužo, kaip pats Vytautas profesorius pasakė. Bet didžioji dalis vis dėlto, kaip ir bebūtų, yra banda, galbūt tik tai statusas kiekvieno toje bandoje skiriasi, bet iš esmės visi esam banda. Nes jeigu būtume visuomenė, visuomenėje turėtų kilti klausimų, kada taip elgiamasi su visuomenė. Sveikinu visus, kurie mus girdi šiandien. Gerai, kad nėra tų, kurie norėdavo, kad niekas nieko negirdėtų. Na ir kadangi jau Vytautas Landsbergis sako, kad mes esam laisvi ir čia demokratija, tai tokiu atveju, pasak jo pačio žodžių. Bet kuri televizija, kuri pasikvies, bet kuris žurnalistas, kuris ves, neturi reikšmės. Tik vienintelė sąlyga, tik tiesioginis eteris. Ir davai, Vytautai, pašnekėkim apie tą laisvę. Pašnekėkim, aš tavęs paklausiu, tu manęs paklausi. Aš esu tik tai paprastas pilietis, netarybinis profesorius. Tai galėsim pašnekėti, apšviesi mane, galbūt atvesi tą pasiklydusi gyvulėlį į doros kelią, nes tokių kaip aš yra ir daugiau. Tai ar manai, kad neturėtum papasakoti apie tą laisvę plačiau ir atsakyti į tos klausimus, kurie kyla tiem gyvulėliam, tiems, kurios tu vadini gyvulėliais? Tai priimk mano iššūkį. Susitinkam gyvam eterį ir pabendraujam. Aš nesu, ta prasme, kažkoks blogis ar sakykim,
žudikas, kuris puls tave tiesioginiu eterio metu ar bandys kažkaip, tai aš tik tavęs noriu paklausti to, kas man kelia nerimą ir kas man yra nesuprantama.